nutarta kreiptis į prezidentą, vyriausybės vadovą ir Seimo pirmininką, į Seimo narius, kad vis dėlto profesionalus krepšinis ir klubai mūsų planavo biudžetą praeitą pavasarį ir mūsų sezonas yra ruduo pavasaris. Ir naujoji mokesčių tvarka ženkliai įtakos į turimus biudžetus. Šalia to visi puikiai mato, kad ir verslų problemos yra papildomos, o dar sumažėja biudžetavimas, miestų savivaldybės turi problemų. Taigi, iš principo, iškilo grėsmė užbaigti mūsų šių metų čempionatą. Ir todėl nutarta atkreipti vis dėlto dėmesį visuomenės ir mūsų politikų ir nežaisti šį savaitgalį varžybų. Tai visi klubai? Visi klubai, taip. Viskas, kas buvo užplanuota Lietuvos nacionaliniam čempionatui, šį savaitgalį nebus žaidžiama. O jeigu Seimas nepakeis, jokių nebus nuolaidų daroma, tai bus užbaigtas čempionatas? Bus galvojama, ką daryti, ar trumpinti čempionatą. Ir didžiausia problema turbūt ne čia dar. Yra sutartys su treneriais, su žaidėjais, kuriem ženkliai pakyla mokesčiai. Ir žinoma, bus ir su jais dėrybos be abejonės, bet niekas nežino, kuo kas baigsis. O jūs prašot nuolaidų tik tai šiam sezonui? Tik tai iki birželio 1 dienos, kad leistų užbaigti, kad galima būtų kitą sezoną pradėti naujom ekonominiam sąlygom, be abejonės. Mes nesam verslo organizacija, kuri gali kitus metus kitaip planuoti. Ten sako, kad buvo kažkokios sutartys, bet tai ten visai kita veikia mokestinė tvarka negu čia sporte. Žodžiu, palikti galiojančią mokesčių sistemą iki sezono galo. Be abejonės. Ir prašom žiūrėti į tas sutartys, kadangi viskas išgryninta buvo, mokesčiai mokami ir nemaži mokesčiai. Ir dabar staigiai jie kyla 1000 litų, 410 litų, tai yra didžiulė problema. Kaip patys klubai reagavo į tokią situaciją? Labai blogai. Klubai sako, kad iš principo tada kyla daugam klausimas, kad iki birželio 1 dienos paprasčiausiai nebus jokių resursų. Arba bus nesiskaityta su žaidėjais, su treneriais ir jie gal nutrauks ir kontraktus paduos į teismą, ta prasme prasidės bankrotų bylos. Kaip gali vaizdžiai ekonomiškai paskaičiuoti, kiek dabar vienam klubui, tarkim, kokia būtų netektis finansinė? Taip, sakykime, mūsų minimali suma, kurią mes reikalavom biudžetui, kad profesionaliniam krepšinį būtų, klubas galėtų žaisti Lietuvos krepšinio lygoje, buvo skaičiuota 600 000 litų. Tai jeigu skaičiuosim taip, kad apie 400 litų, 1000 litų prisideda, tai pusę sezono turbūt jau reikia skaičiuoti, kadangi pusė praėjo, tai 300 000 prisidės 120 000 litų kažkur. Tai tokiu lygiu klubui. O pavyzdžiui, klubui, kuris žaidžia Eurolygoje ar Europos čempionų taurėje, kur yra sutartys ir tarptautinės, ir sumos visiškai didesnės, tai reiktų proporcingai paskaičiuoti. Tai jau gaunasi 100 000.